Technologijos geriausiai veikia, kai yra pritaikytos jūsų poreikiams. Įvertinkite savo reikalavimus, ištirkite tinkamus įrankius ir pritaikykite skaitmeninę aplinką, kad ji būtų geriau prieinama ir efektyvesnė. Technologijos gali pakeisti gyvenimą, ypač tų, kurie turi išskirtinių poreikių. Pavyzdžiui, balso atpažinimo programinė įranga yra tikras žaidimų pokytis asmenims, kurių rankų judumas yra ribotas. Įsivaizduokite, kad naršote savo įrenginį ir rašote žinutes tiesiog kalbėdami, tai išlaisvina. Dar yra ekrano skaitytuvai, kurie yra neįkainojami riboto regėjimo naudotojams. Jie garsiai skaito tekstą, todėl skaitmeninis pasaulis tampa prieinamas visiems. Jei jums arba jūsų pažįstamam žmogui tai būtų naudinga, tiesiog pasinerkite į savo prietaiso prieinamumo nustatymus ir įjunkite šias funkcijas. Jei norite sumažinti akių įtampą, perjunkite tamsųjį režimą. Tai paprastas nustatymas, kuris gali labai pakeisti situaciją, ypač prasto apšvietimo aplinkoje. Tiems, kurie nori paremti gerus tikslus, sutelktinio finansavimo platformos puikiai tinka nekomerciniams sandoriams palengvinti. Jos leidžia žmonėms lengvai aukoti ar dovanoti išteklius. Galiausiai nepamirškime blokų grandinės technologijos. Tai sustiprina internetinių operacijų saugumą, užtikrinant skaidrų ir nekintamą registrą. Atminkite, kad technologijos geriausiai veikia, kai yra pritaikytos jūsų poreikiams. Įvertinkite, ko jums reikia, ištirkite tinkamus įrankius ir pritaikykite savo skaitmeninę aplinką, kad ji taptų prieinamesnė ir efektyvesnė.